Labadiena, gerbėmieji žiūrovai. Šiandien mes Šiaulių miesto centrinėme stadione ir čia netrukus Baltijos moterų futbolo lygos pusfinalis. Gintra kovos su ekipa iš Danijos, Nordsjælland ekipa. Pirmos rungtynės spalio 7 dieną. Vėlgi, lyginus su MFA Žalgiriu, su Šiaulių ekipa sėkmė numeris 11 Maja Musecka. Štai toks iš komandos lyderių, komandos kapitonė Ugnė Lazdauskaitė. Čia perimtas kamuolys. Gintra Bauers baudos aikštelė pabandė įlįsti gerai sužaista gynyboje. Ir Ugnė Lazdauskaitė čia gali būti pavojinga, bet pusė. Dabar galbūt pavyks išbėgti į kontrataką ir čia Ugnės Lazdauskaitės perdavimas atakų smaigalyje. Aišku, dažnai netoli jos būna Lazdauskaitė ir 11 metrų baudos smūgis. Na, žiūrime. Smūgis ir 1-0. Paka MFA Žalgiris Marų naudai. Dar kartą pakeltas kamuolys, šį kartą Medašius persistengė pati kovodama ir seniai įsiliejo į MRA Žalgiris, į MFA Žalgiris Marų gretas, o čia vėl Ugnė išnaudoti šias godos savybės. Medašiškutė. Labai irgi šaltakraujiškai sužaidėjo, sužaidė šaltakraujiškai savo baudos aikštelį. Aišku, jeigu prarastum tokioje vietoje kamuolį, tai labai dažnai gali būti nubausta. Čia smūgis ir 2-0. Smūgiavo tik priartėjus prie Bauers. Kairė koja, neblogas perdavimas, bet Medašiškutė neišpirko kamuolį šiaulietės. Ribeiro iš jos labai pavojingai sužaidė dabar 88. Persekioja ją Aleksandra Maden. Čia vos nesuklysta Tereza, bet gerai, kad ją pasaugo komandos Maden. Lazdauskaitė. Mažesnėmis pajėgomis atakuoja Vilnietis, bet vis tiek pakankamai gali išsivystyti pavojingai tą ataką. Futbolininkai, kaip treneriai dažnai sako, tarpu čia Tamara Braun. Perdavimas, gera situacija ir 2-1. Lauras Penazato. Puikiai Gintros ataka. Vilnius ekipos futbolininkai. Dubė. Dešinėjame krašte veržiasi link baudos aikštelės ir tas A lygos, apie vyrų čempionatą buvo situacijų, kuriuose čia dabar gali pabėgti, ant rankų kilnuoti reikia gintis, nuošalės ten nebuvo. Romanovskos geras perdavimas, smūgis komandos draugė, kaip dabar klystama, ne, gelton stebė. Lauras Penazato. Perdavimas, išmuštas kamuolys. Mikutaitė, smūgiuoti nepavyko, dar vienas smūgis proš. Priekyje Dubiai. Staroji kamuolio nesustabdo, bet dabar pasiseka šiek tiek Vilnietė, Matinės išmušt kamuolio nepavyksta. Penazato. Dubė ir čia klysta gynyboje Gintro. Reikia pagalbos, geltono kortelė, bet ne žaidėjui, Marų naudai. Gali spėti ir komandos žaidėjas. Na ir kelios minutės, ką gali žinoti, gal Austėja būtų gauti tokį baudinį. Čia Medašiškutė krenta, pusę minutės praėjo, neužfiksavom, kiek buvo pridėta. Medašiškutė mola puikiai laimi dvikovą ir tai yra viskas. Tai yra viskas 2-1, sveikinimai
turbūt asmeniškai Austėjai Petkevičiūtei, bet aš čia juokauju, aišku, svarbiausia ne tai, kad jinai atspėjo rezultatą, o tai, kad MFA Žalgiris MRU Šiauliuose išplėšė pergalę